Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Luką. Kartą Jėzus išvarė nebylumo demoną. Demono išėjus nebylys prakalbėjo ir minia stebėjosi. Kai kurie žmonės sakė, jis išvaro demonus demonų valdovo Belzebulo galia. Kiti, mėgindami jį, reikalavo ženklų iš dangaus. Žinodamas, ką jie mano, Jėzus jiems tarė: kiekviena suskilusi karalystė bus sunaikinta ir namai grius ant namų. Jeigu ir šėtonas pasidalijęs, tai kaip išsilaikys jo karalystė? Jūs sakote mane išvejant demonus Belzebulo galia. Jeigu jau aš išvarau juos Belzebulo galia, tai kieno galia išvaro jūsų sekėjai? Todėl jie bus jūsų teisėjai. Bet jei aš išveju demonus Dievo pirštu, tai tikrai pas jūs atėjo Dievo karalystė. Kai apsiginklavęs galiūnas sergi savo sodybą, tada ir jo turtas apsaugotas. Bet jei užpuls stipresnis ir jį nugalės, tai atims jo ginklus, kuriais tas pasitikėjo, ir išdalys grobį. Kas ne su manimi, tas prieš mane, ir kas nerenka su manimi, tas barsto. Tai viešpaties žodis. Jėzus išvarė piktąją dvasią iš nebylaus žmogaus ir tą patį nori padaryti su kiekvienu iš mūsų. Kas yra tas nebylumas? Tai žaizdas, kurias nešiojamės, kurias sukelia kitų žmonių žodžiai, tai gestai, nesupratimas ar padaryta skriauda. Kartais mes puoselėjame tuos neigiamus jausmus, nuolat apie juos galvodami. Užsisukame jų ratuose, tarsi bijotume paleisti. Tačiau iš tiesų tai jie mus laiko, uždaro mus į kalėjimą, neleidžia atsikvėpti, neleidžia sveikiai mąstyti, galvoti, neleidžia džiaugtis. Piktis, nuoskaudos ir neapykanta pamažu užvaldo mūsų širdis. Užuot patyrę ramybę ar džiaugsmą, jaučiame nuovargį, liūdesį, dirglumą. Dingsta noras gyventi, išnyksta gyvenimo džiaugsmas. Kiti žmonės, užuot buvę atrama, tampa sunkia našta. Kai laikome tuos neigiamus jausmus savyje, pradedame užsidaryti. Tampame nebyliais. Negalime, nemokame išreikšti savo jausmų, troškimų, džiaugsmų. Uždarydami save vidiniuose skausmuose, ilgainiui prarandame ryšį su tuo, kas iš tikrųjų svarbu. Gal šiandien laikas paleisti tą kartėlį, išlaisvinti save iš to, kas tave slegia. Galbūt reikėtų apie tai pasikalbėti su patikimu žmogumi, išmintingumi. O gal išpažinti šiuos jausmus, patyrimus per atgailos sakramentą ir leisti Dievui tave išlaisvinti. Nereikia nešti šios naštos vienam. Blogis, kurį laikai savyje, izoliuoja tave, uždaro į tavo paties skausmą ir vidinius demonus. Bet Dievas nori tau suteikti laisvę. Jėzus trokšta, kad tu kalbėtum, džiaugtumėsi gyvenimu ir viltimi. Atverk savo širdį, leisk jį į savo gyvenimą ir tu atrasi laisvę, kuri sugrąžins gyvenimo džiaugsmą. Iš pelenų į gyvenimą.